Wrangler. Tai yra 2023 metai, 26 000 mylių nuvažiavęs. Gavęs į priekinę dalį. Pasižiūrėkit, kaip jisai atrodo. Yra lempa sudaužyta, sparnai nuimti. Šiek tiek grotas yra kliudytas. Čia yra pasuktas. Visas bamperis eina. Grotelės keisti. Čia nesimato, kad būtų kažkas tai pažeista. Šitoje pusėje sveika. Parsiduoda draudimo. Sausio 12 bus aukcionas. Užsiveda ir važiuoja. Šitas yra 2 litrų variklis. Juodi diskai. Šiek tiek pamraižyta ant galo. Čia nieko tokio. Tai pasižiūrim, koks vidus. Juodas spalva. O prikvepintas kaip. Tai jau geras ženklas, kad žmogus prižiūrėjo ir turėtų automobilis būti techniškai tvarkingas. O kaip matot, iš karto tik kvepia ir iš karto visur švara tvarka. Ok, pasižiūrim, kas čia yra. Išsiveda jisai be problemų. 26 356 mylios. Varikliukas dirba kaip bitutė, sklaidų nėra, check engine nėra. Viskas tvarkoja. Jungiam lauk ir einam žiūrėti toliau. Šita pusė tvarkinga. Čia galas irgi pridėta detalių, kaip visą laiką galima bus pasirinkti, pasižiūrėti. Čia viskas labai švaru, gražu. Čia viskas. Šita pusė pamraižytas šonas. Čia nieko baisaus, svarbu nesu daužytas. Nudažyti galima viską. Galas irgi idealus. Oda nesuplėšyta niekur. Pažiūrim iš šitos pusės. Čia irgi atrodo viskas gerai. Knygutės vietoj. Šitą sparną trūksta.